Klimato kaita yra tikras iššūkis žemės ūkio sektoriui. Dažnėjančios liūtys naikina derlių, auginamos daržovės ir vaisiai džiūsta per sausras, dėl karščio kyla miškų ir pasėlių gaisrai. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas padeda ūkininkams prisitaikyti prie klimato kaitos. Pažvelkime, kokios šio dokumento supergalios gali padėti žemei. Ekologinis ūkininkavimas. Šią supergalę įgyja ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvai, kurie laikosi ekologinio ūkio taisyklių ir augina daržoves, vaisius, grūdus ar laiko gyvulius nenaudodami chemikalų. ES paramos priemonė skatina tvarią maisto produktų gamybą ir ekologiškų produktų pasiūlą. Laukinių paukščių apsauga už Natura 2000 teritorijos ribų. Ūkininkai ir žemės valdytojai, tvarkantis pievas, ganyklas ar šlapynes, turi supergalią apsaugoti retas ir nykstančias laukinių paukščių rūšis. Pagal šią priemonę teikiamas išmokos už įsipareigojimus išsaugoti paukščių buveines, vėlyvą šienavimą, trąšų ir pesticidų nenaudojimą, gyvulių ganymo ribojimą. Nykstančių Lietuvos senųjų veislių, gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas. Pagal šią priemonę teikiama parama ūkininkams, kurie augina nykstančių veislių gyvūnus, arklių žemaitukus, vietinius galvijus, paukščius ar bites. Tai supergalia išsaugoti Lietuvos genetinį paveldą ir biologinę įvairovę. Miško veisimas ir atkūrimas. Pagal šią priemonę skiriama parama žemės savininkams, bendrovėms ir bendruomenėms, kurios sodina naujus miškus ar atkuria pažeistus plotus. Šios supergalios tikslas didinti Lietuvos miškų plotą ir stiprinti atsparumą klimato kaitai. Negamybinės investicijos, biologinės įvairovės buveinių ir kraštovaizdžių atkūrimui. Ūkininkai, savivaldybės, bendruomenės ar kitos organizacijos gali gauti paramą skirtą gamtos atkūrimui, tvenkinių ar paukščių poilsio vietų įkūrimui, upelio atvėrimui, šlapynio ir kitų kraštovaizdžio elementų tvarkymui. Tai daroma ne pelnui gauti, o gamtai atkurti ir biologiniai įvairoviai didinti. Investicijos į prevencinę veiklą, prieš gamtinės nelaimės ir klimato reiškinius. Kad nebūtų gaisrų, potvinių, ar ūkininkai patirtų mažiau žalos dėl sausros, skiriama parama prižiūrėti miškus, remontuoti melioracijos sistemas, įrengti vandens surinkimo tvenkinius ar stiprinti šlaitus. Šios supergalios tikslas – sumažinti klimato reiškinių poveikį ir apsaugoti aplinką. Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas. Mums reikalinga supergalia, kuria didinamas ūkių konkurencingumas, bet kartu mažinamas poveikis aplinkai. Tuo tikslu ūkininkams skiriama parama įsigyti modernę techniką, saulės elektrinės, vandens taupymo sistemas ar kitą įrangą, padedančią ūkiui tapti draugiškesniam aplinkai. Trumpos tiekimo grandinės. Šios supergalios tikslas sutrumpinti atstumą tarp maisto gamintojo ir vartotojo. Tai reiškia, kad ūkininkai bei smulkūs maisto gamintojai yra skatinami parduoti savo produkciją vietos turgeliuose, tiesiogiai tiekti produktus mokykloms ar kavinėms. Rinkimės vietinius produktus, jie švieži ir skanūs. Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje. Priemonė remia inovacijų projektus, kai ūkininkai, mokslininkai ir verslo įmonės kartu ieško sprendimų, kaip padaryti žemės ūkį našesniu ir tvaresniu. Šios supergalios siekis – diegti naujoves ūkiuose, mažinti taršą ir gerinti maisto gamybos efektyvumą. Štai tokias galias suteikia Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas. Lietuvos žemės ūkis jau keičiasi ir tampa tvaresniu. Jūs taip pat galite tapti superherojais, saugančiais gamtą ir padedančiais žemės ūkiui prisitaikyti prie klimato kaitos. Rinkitės vietinius ir ekologiškai išaugintus maisto produktus, padėkite sodinti medelius, pasidomėkite senosiomis ir nykstančiomis gyvulių veislėmis, o gal net sukurkite idėją, kaip ūkiui taupyti vandenį ar apsisaugoti nuo kenkėjų. Kartu mes galime padėti ūkininkams ir planetai.